Sveiki žiūrovai. Šiandieną darysim gačiamygą. Reikės pusę kilogramo miltų, aliejaus 50 gramų, porą svogūnų galite vieną dėti, lašinukų su kauliukais, sprandinės gabaliuką ir žalios dešrelės. Dedasi dar sudėtą sardiną, apkepa kiekvienam po vieną. Dedasi sudėti lašinukai, bet kai jų dabar nėra, mes darysim kaip tas, kas yra. Neturit mėsos, tiek nedėkit. Pagrindas yra svogūnas, miltai, aliejus, nu ir lašinukai. Tai va, dabar susipjausim svogūną, smulkiai nepjaustysim. Man žangos jam nepadarai. Mane nepasveikint. Smulkiai nepjausim, jų nekepsim. Dėsim ant galo. Jeigu sudeg dujas, nutraukiau aš visus geležis nuo tvarko svogūnus turim. Geležiai, kad triukšmo nebūtų, bus daug triukšmo, patrauk šešėlis. Pilam 50 gramų aliejaus, iš akės, jau pripratęs. Gamina iš kilogramo miltų, mes gaminsim iš pusę, todėl kad kilograms yra ant 5-6 žmonių. Dabar reikės petelinę, o keptuvę geriau. Taip sakysim. Šešėpčio, kad nebūtų. Taip, reikės apkepsim mėsytę, dešrykę mėsytę, atidėsim į šoną. Reikės dar 50 ml vandens, 500 ml vandens, pusę litro. Tuoj parodysiu. Ir bus paskui daug triukšmo. Mes atsijungsim, kad nežiūrėtumėt kaip į foto visą procesą. Pagrindinį parodysiu, kaip daryti. Išės labai skaniai, patys matėt, kad nieko nėra čia. Yra miltai. Mėsytės neturit, nedėkit. Dešrelės žalios neturit, nedėkit. Įmeskit, ką norit. Vat svogūnai, pagrindė svogūnai, miltai ir vanduo, ir viskas. Ir 50 gramų aliejaus. Jeigu turit, įdėkit, aišku, mėsykės, dešrykės apkeptus, pusę kilogramo miltų. Ir čia bus ant 3 žmonių, privalgys visą šeimyną. Nu, va jau. Keptuvė įkaito. Šiandien aš turiu operatorių kipsą. Aišku, ne kipsą, kaip ir to multiką. Tai mano žmona yra. Mokinasi filmuoti, paskui pažiūrėsim, kaip išeis. Parašykit komentaruose. Ar gerai nufilmuoti ar ne. Gal uždėsim šitą, padėsim geriau matot, ne? Sako geriau matot, reiškia geriau matot. Va, taip. Tai pasiruošim bliūdą. Žiūrėk matot. Pasiruošim bliūduką, ar kaip jis vadinasi. Svogūnai, kaip sakiau, nekepsim. Svogūnai eina į vidurį per pusę darbą atliką. Paskiau pamatysim. Dabar kol kepą galim prisukti ir reikia miltus. Miltus reikia būtinai atsijoti, kad jie prisigertų deguonies. Lengviau bus maišyti paskui ir geriau gausis. Mus viską ką darau. Nu, prigirdysi miltus deguoniam, lauk.
Dešrelės kepam normaliai. Mėsas biškį atviriau su kuoliukais, lašinukai. Todėl, kad taip jie neiškepa per tokį trumpą laiką, gaunas kieti. Tai aš biškį atviriau ir dabar biškį pakepsiu, bus pats tas. Nu va, miltai prisigėrė, degonės. Tvarkoj, aš jau beveik įgatava, padidinam dujas, kad biškį apstrustų. Daug čia irgi nereikia, labai greit darosi. Ir nieko tokio nėra. Miltus reikia imti kvietimis aukščiausios rūšies. Jeigu kitokie miltai, gausis gabalais, mes tokių nenorim. Nežinau, aukščiausios rūšies kvietinių miltų. Ir mums gausis myga vadinasi, kad yra gabaliukai, kai ryžiai, tokio dydžio. Ir primena biškį ryžiai. Jūs pamatysit, sunku patikėti, kad iš miltų galim padaryti tokį variantą, bet padarom. Tai myga valgoma yra iš keptuvės tiesiai. Jeigu daug žmonių galim serviruoti lėkščius, o šiaip kokį keturi, sėda aplinkui, vyno prisvėžę, įsipalavino į valgo mygą. Tai sakiau, sardina sudėta, apkepa dar žmogus po vieną. Bet kai mes sardinio dabar neturim, mes nedėsim. Sulto lašinukų irgi nedėsim. Natūralių įdėjau. Va, aš reikia jau apkepę, galim nesudė. Dar kartą nesukit galvos neturit. Mėsos nedėkit. Pagrindas miltas, svogūnai ir bet kas dėl skonio. Aš tikrausiu kaip brys. Bet šiandien padėjai turiu. Gerai. Operatorių kipsa. Mane kipsa, čia jau kipsa. Iššaudamas nūkai, nieko tokio. Ir finalas bus, pamatysit koks. O kai man nesikė su lašinukais yra beje gatava. Naudosim. Liks. Va, man atrodo, kad galim traukti laukiau. Tačiau nereikia kažkaip kamerą. Va. Šitą apdavinėlę 5 minutus. Supilam viską apdavinėlį. Padedam į šoną. Supilam vandenį. Vandenį būtinai reikia užvirinti. Kai jisai virtų. Vanduo piltas. Dedam druską. Aš viską rodau, kaip dirbasi virtuviai. Nieko nenuslepiu. Todėl, kad ten per televizorių, kur rodo kiti. Ar per filmą taip nebūna. Vis tiek kažkas nukrenta, kažkas neišeina. Turi kartuoti ar dar ką nors daryti. Aš montuoju pats, neiškarpu beveik nieko. Kaip yra, taip yra. Kad žmonės matytų, kaip darbas vyksta virtuviai. Virėjai žino, kad neišeina taip viskas kaip per sviestą. Būna ir ekscesų, būna visko. Stengsimės, kad nebūtų. Dar pasiruošiu miltus. Parodysiu tuoj. Yra prisigėrę degonės, gerai. Tai va, laukiam kol užjūt čia. Labai greitai. Jeigu jūs neragavote, tai atrodo iš pirmo žvilgsnio, kaip galima iš miltų tokį dalyką padaryti. Bet galima. Iš aukščiausios rūšies kvietinių miltų. Jie gerai įsiskaido. Yra darbo 15-18 minučių. Reikia juos draskyti, ardyti.
Va, vanduo jau verda. Viskas, kratu miltus. Juos reikia užplikyti. Užplikyti, kad būtų visi užplikyti. Va taip šitai. Čia galim padaryti porą skylučių, kad jie greičiau užplikytų. Ir dujų nemažinam dabar. Kol neatšokinės viskas nuo dugno patelnės, dujų nemažinsim. Paskui, kai atšokinėsiu, pažiūrėsim, ant dugno nieko nebeliks, tada sumažinsim dujas. Ir mums bus sori petelnė liks ir viskas bus gerai. Nu, beveik užsiplikė visi miltai. Galim pradėti kapoti juos. O miltą, aišku, traukia prie dugno, bet aš parodysiu taip pat, kaip juos nuimti. Labai paprasta. Va, jau jie užsiplikė, jie daugiau nebetrauks. Kiek pritraukia, tiek pritraukia. Mažinam dujas. Ne, dar biškį anksti. Ir pradėsim, va taip, specialiai nuėmiau tos geležius nuo plytelės, kad nebūtų daug triukšmo. Aš viso proceso jums nerodysiu. Mes įsijungsim, jums praeis sekundė, man praeis 15-18 minučių ir paskui jungsiu ir parodysiu, kaip gavosi. O dabar pažiūrėkit, kaip nuimti nuo petelnės dugno. Paprasčiausiai, va, kaip gražiai viskas nusiema. Jeigu dujas, tik neprimažinkit iš anksto dujas. Primažinsit dujas, jums nieks nebeatšoks. Dabar gražiausiai viskas nusiema jau. Ir petelnė lyg švari, čia gabaliukas iškrito, nieko tokio. Būna visko, kaip sakiau. Va, žiūrėkit petelnė, švariausia. Paskui pasikeisim lopetėlę, biškį didesnė. Va, švariausia petelnė, reikia greit spėti nugrandyt, sumaišyti, kol jinai nepritraukia daugiau. Nu ir va, ir dabar kapuojam ją. Pasimsiu kitą lopetėlę, didesnę. O taip reikia kapoti 15 minučių. Pigiai, bet darbas brangus. Nu va, taip reikia kapoti. Aš jūsų nevarginsiu, įjungsiu, kai bus beveik gatava. Nu va, kaip matot, gavosi jau birus kaip ryžiai. Praėjo 5 minutės. Tai mes pilsim aliejų, bet nepilsim, o... Nu, jei pilsim aliejus, pilamas yra nedavimas. Viskas turi būti po ranką, turi būti viskas parašas nuo tos pačios mėsytės, kur mes kepiam mėsytę dešreikės, pilsim po porą šaukštų ir žiūrėsim. O kol kas užteks. Matot, kai ryžiai gavosi. Tokio dydžio, kai ryžiai. Sunkiai patikėti, bet gaunas gerai. Dar biškai mažai aliejaus, reikia pilti daugiau, kad būtų skonis. Paragausim biškai druskos, ragaujasi taip, dėlsi savo ir vanduo buvo užlitas. Nu, galim biškai dėlę. Pripilti aliejų dar. Per daug aliejus, jeigu pilsit, irgi negerai. Gausis kaip plastilinas, pradės kipti. Dabar yra pats gazas. Matot, kad čia, kokia fantastika gaunasi. Pasaka. Praėjo 7 minutės, jau turim migą gabalėliais.
Labai geras dalykas. O nėra mėsos nedėdė, svogūnų, miltų ir vandens, ir viskas, alyvos biškį. Ir už 3 kapeikas pavalgot visi. Daug darbo yra, aišku. 15 minučių ar 18 negali įsitraukti ir maišyti, kapoti, kol nepalieka va tokie smulkus. Tikrai pabandykit ir receptas bus pirmoje vietoje pas jumis. Čia valgomas yra su alyvuogėm arba su marinuoto agurku, raugintų. Va, dabar mes ką darom? Mes dedam svogūnus, kai nebūtų pas mus žali. Biškai nukrito, irgi nieko tokio, sakau, būna akcesų visokių virtuviai, skubiai taip išeina. Nesąmonė, kad kas dirba virtuvėje, tas žino, kad viskas būtų taip lengva. Mes čia pipirų jokių nededam, patinka dėkit. Matot, kokia gavosi. Taip ryžiai. Tokio dydžio kai ryžiai. Čia yra pasaka. O tai iš tos patelnės 4 žmonės pavalgo, už pusę kilogramo. Tai reiškia pusę kilogramo, iš kilogramo pavalgys 8 žmonės. Nu, žiūrėjom kokie. Yra kurie ant 2 žmonių ta patelnė bus maža. Nu taip, aš irgi dabar palauksim, kol svogūnai mūsų bus gatavi, nevarginsiu iš jūsų, įjungsiu jau prieš galą, kai bus beveik gatava. Tai va, mūsų svogūnai jau peršuto, paminkštėjo, jau einam prie galo. Myga daro čia šitą va, kai lietus lyja, kai šlapdriba, nu kai blogas oras su lietum pasišildyti. Su vynu, mes su olom gersim, užsigersim. Nu ir va, dabar dedam mėsytę. Alijos jau užteko, biškai dar įpilsim. Taip šitai. Nu ir va, dabar duodam sušust viską, kad viskas perkaistų gerai. Jau myga paėmė, miltai paėmė svogūno skonį, jau yra. Svogūnai perdavė visą skonį miltam. Kokia čia fantastika gaunasi, kad aš galėčiau perduoti jums kvapą. Gaila, kad nepersiduoda. Pažiūrėkit, petelnė, parodžiau. Petelnė gauna švarė, jeigu viską teisingai darysit, aišku. Kaip sakiau, pradžioj dujų nemažint, kol viską neatgrandėt. Nu kaip atgrandėt, kol neatšoko viskas. Atgrandėt nereikia biškai, vat. Prabraukė, vėl man nukrito, nieko tokio. Pažiūrėkit, kas čia gaunasi. Čia yra autentika, tikra Mursijos, ispaniška. Esam Ispanijoje, pasakiau ar ne, neprisimenu. 11 metų dirbo virėjų ispanų restorane. Ir tokie dalykai susivalgo labai greitai. Žmonės specialiai važiuoja, kai lyja, važiuoja į restoranus valgyti vat šitą mygą. Ir visuose restoranuose tik pradėjo lyti, visuose restoranuose atrasit mygą. Ten šunį bus, turim šunį, labai gerą, proteingą. Nu va, tuo dar biškį, nes jau per daug. Ir mygą valgusi su raugintų agurkų, su alyvuogėm, jau sakiau, ne. Kas nori skonio reikalas, gali su saltom valgyti, saltą daryti, agurką paprastą, pomidorą. Ar kas ką turit. Bet su rūgštumu, su sūrumu skaniau yra. Patikėkit.
Taip kad galite mėginti, jeigu išeis, kvieskite svečius, dalinkitės receptu. Sekantį kartą parodysiu, kaip darosi ispaniška paella vadinama. Su ryžiais irgi labai nebloga. Ne plovas, bet paella. Darosi visai kitaip negu plovas. Specialiai petelė nereikalinga, bet galim ir tokioj, nesvarbu. Nu, va. Nu ir ką, dabar, kad neatšaltų smarkiai, mes paimam ir metam viską į vidurį, darom kalniuką. Nu va, prašau, einam prie stalo. Nu ir pažiūrėkit, kokia fantastika gavosi. Taip kad ragaukit, iš pradžių pasigaminkit, aišku, paskui ragaukit. Pasimkit bonkę vyno, o alaus, kas kaip kam patinka. Ir prašau, valia, turim pietus. Ačiū, kad žiūrit ir skanaus. Iki.